vimukhat svapacham varishtham manye tad arpitamano vachanyehitarkha pranam punati sa kulam na tu burimanak viprat. Negu brahmanas. Dvigat guna judat. Pasižymintis 12. Žinai, kad jums reikia skaityti. Paskaitysiu. Paimkite. Ne, problemos sakykime. Skaityk garsiai. Skaityk į mikrofoną. Nu, tai kartuosiu mes. Sakyk mikrofoną. Viprat, negu brahmanas. Dvi sadgunajutat. Pasižymintis 12 tikriems brahmanams būdingų savybių. Aravinda Nabha. Viešpaties Višnu, iš kurio bambos išaugęs lotosas. Padma Aravinda. Lotosinėms pėdoms. Vimukhat. Nesidomintis dvasinę tarnystę. Svapačam. Gimęs negarbingoje šeimoje ar šunėdis. Varištkam. Šlovingesnis. Manie. Manau. Tad arpita. Pašvęsti viešpaties lotosinėms pėdoms. Mana. Jo protas. Vačana. Žodžiai. Įhita. Visos pastangos. Artha. Turtas. Pranam. Ir gyvenimas. Punati. Apvalo. Sa. Jis atsidavęs viešpaties tarnas. Kulam. Savo šeimą. Na. Ne. Tu. Bet. Bhuri manaha. Tas, kuris mano, kad užima prestižinę padėtį. Sanskritą? Vipradvisad gunayutad aravinda nabha. Vipradvisad gunayutad aravinda nabha. Padaravinda vimuktas shvapacham virishtham. Padaravinda vimuktat shvapacham virishtham. Manyetad arpita novachin nehitartha. Tad arpita manova. Manyetad arpita manova chen hitartha. Pranam punati sakulam natu bhuri mana. Pranam punati sakulam natu bhuri mana. Ravindanabha. Padaravinda vimuktaha svapacham varishtam. Manyetad arpitam vachen hitartkam.
Pranam punati sakulam natu burimana. Vipradvisad guna yuta daravinda. Padaravinda miguta svata. Maneta darpita madmu vachen hitarka. Pranam punati sakulam natu burimana. Матаджи, прошел, пожалуйста. Мы услышим. Я без глаз, вы без звука. Dabar skaityk vertimą. Dieviškos malonės Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Brahmanas, kuris pasižymė visomis 12 jo luomų atstovai prideramų savybių, išvardintų knygoje Sanat Sudžata, bet su meile netarnauja viešpačiui ir nesiekia jo lotosinių pėdų prieglobsčių, tikrai žemesnis už viešpaties tarną, kad ir gimusį šunėdžių šeimoje. Tačiau visa kuo, protu, žodžiais, veiksmais, turtu ir pačia gyvybė, pasišventusi į aukščiausiam viešpačiui. Šis bhaktas yra pranašesnis už tokį brahmaną, kadangi bhaktas gali apvalyti visą savo šeimą, o vadinamasis brahmanas, užvaldytas puikybės, nepajėgia apvalyti net paties savęs. Komentaras. Šiame posme Prahlada Maharadža, vienas iš 12 dvasinio mokslo autoritetų, nusako skirtumą tarp atsidavusio viešpaties tarno ir brahmano puikiai išmanančio karma kandą. Vedose rekomenduojamas ritualinės apeigas. Žmonių visuomenė yra suskirstyta į 4 varnas ir 4 ašramus. Bet svarbiausias principas yra tapti nepriekaištingu, tyros širdies viešpaties tarnu. Hari Bhakti Sudhodai Jodžia. Sakoma, Bhagavat Bhakti Hinasya Džeti Šastram Džapas Tapaha Apana Jaiva Dehasya Mandanam Loka Ranjanam. Jeigu žmogus gimė kilmingoje brahmanų, kšatrijų ar vaišių šeimoje, bet su meilė ir atsidavimu netarnauja viešpačiui, visos jo, kaip brahmano, kšatrijos ar vaišios, ypatybės ir nuopelnai nieko verti. Iš tiesų visa tai tarsi negyvėlio papuošalai. Šiame posme Prahlada Maharadža kalba apie vipras, mokytus brahmanus. Iš visų luomų atstovų, brahmanų, kšatrijų, vaišių ir šūdrų, išsilavinęs brahmanas laikomas geriausiu, tačiau atsidavęs viešpaties tarnas, net gimęs žemoje čandalų šeimoje, yra pranašesnis už tokius brahmanus, jau nekalbant apie kšatrijas, vaišius ir kitus. Bhaktas pranoksta visus, nes užima transcendentinį padėtį brahmano lygmenyje. Mamča jo viebhičarena, bhakti jogena sevate, saguna samatijaita, brahma bhujadža kalpati. Šito posmo vertimas. Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnystėje, nes sutrikdamas jokiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gamtos gunų ir pasiekia brahmanų lygmenį. Bhagavad Gita 14.26. Knygoje Sanat Sudžata išvardintos šios 12 pirmarūšio brahmano savybių. Gyanam ča satyam ča dama šrutam ča hemat saryam griš titikšana surya. Jagjas čadanam čadriti samašča mahavrata dvadaša brahmanasya. Krišnos sąmonės judėjime bhaktai kilę iš Europos ir Amerikos, kartais pripažįstami brahmanais, bet vadinamieji luominiai brahmanai vertina juos labai nepalankiai.
Atsakydamas tokiems pavyduoliams, Prahlada Maharadža teigia, kad tas, kuris gimęs brahmanų šeimoje, puikuojasi savo prestižinę padėtimi, negali apvalyti net savo giminaičių, bet ir pats savęs. O žemos kilmės Čandala, tapęs baktų ir visiškai pasišventęs viešpaties lotosinėms pėdams, apvalo visą savo šeimą. Nekartą tuo įsitikinome. Krišnos sąmonė išsiugdė amerikiečiai ir europiečiai apvalė savo artimuosius, taip, kad baktų motina mirties metu su paskutiniu atodūsiu paklausė apie Krišną. Todėl ir teorija, ir praktika patvirtina, kad atsidavęs viešpaties tarnas atlieka vertingiausią tarnystę savo šeimai, bendruomeniai, visuomeniai ir tautai. Kvailiai kaltina baktus eskapizmu, atitrūkimu nuo realybės. Tačiau iš tikrųjų būtent jie gali realiai padėti savo šeimai. Atsidavęs viešpaties tarnas viską panaudoja dvasiniai tarnystėje, todėl visada užima išaukštintą padėtį. Labai toksai rimtas tekstas iš tikrųjų. Om Agyanatimirandasya Jananjala Shalakaya Chakshurmintam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamagyam Tadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Pre Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sinkubhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sadgaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taip. Tai gal kokių klausimų kyla iš teksto pasakyto? Gal kažkas kilo? Aš kai kurios žmonės pirmą kartą matau jūs. Labai malonu, kad atėjote. O jūs pirmą kartą čia ar? Ne. Aišku, šitą, tu, kaip sakant, atliekat praktiką ir praktikos metu galbūt iškyla kažkokios realizacijos, kažkokie sunkumai, gal kažkokie klausimai yra. Tai prašom, kaip sakant, klausti. Arba kažką išsakyti, pavyzdžiui, jeigu kažką suvokėt, kažką savo gyvenime, dvasiniai praktikos metu. Toks klausimas kilo iš to teksto, kad kai tas brahmanas, nors ir švarius, kaip sakant, ir įvairiausius išmano ritualus, bet vis dėlto tas, kuris ir nešvariai galbūt atlieka, bet jeigu jisai nors iš šunėdžių gimęs baktas, jis tai pranašesnis. Tas labai tas skirtumas, kai mes matom brahmanai, aukštų šeimų, pavyzdžiui, atstovai, išmanantis, kaip viešpas vertina būtent santykius. Iš tikrųjų, labai geras klausimas. Viešpats nežiūri, kuo mes esam. Ar mes brahmanai, ar mes kšatriai, ar mes vaišės, ar mes šūdras, ar mes šunėdžiai, ar mes musulmonai, ar mes krikščionys, ar mes... Čia yra įvardymai grinai. Viešpats žiūri mūsų atsidavimą jam ir meilę. Jisai priima grinai tik tai meilę. Ir jeigu pas mūsų mes širdį neugdom to prisirišimą prie viešpatės jam atsidavimą ir meilę jam, tai jo visa kita nedomina. Mes žinom tą istoriją iš Mahabharatas, kada Duryodhana, jis padarė didžiulę puotą, kada Krišna atvažiavo. Ir kai Krišna atvažiavo, jisai jį ten sutiko labai puikiai, reiškia, bet pas jį bhakti nebuvo, jis Krišnas nemylėjo, nei kiek. O, reiškia, Vidūra, jo dėdė, jis buvo atsidavęs
ypač jo buvo žmona. Ir Krišna visų akivaizdoj, visų karalių ten akivaizdoj pasakė, kad aš nevalgau. Tu man esi draugas, todėl aš pas tavęs nevalgysiu. Ir jisai visų akivaizdoj paliko to kompaniją ir išėjo pas Vidūrą. Ir svarbiausias momentas tas buvo, kad Vidūros žmona, jinai antiek buvo prisirišus prie Krišnos, antiek juto meilę ir atsidavimą jam, kad jinai, kai lupo žieves, reiškia, bananą išmetė, o žievę davė Krišnai. Ir Krišna valgė. Ir kai Vidūra tą sceną pamatė, jis negalėjo pratarti nei žodžio. O jinai net nematė, ką jinai duoda, žinai. Ir paskui, reiškia, kaip sakant, kai pastebėjo, labai susigėdo, atsiprašė. Bet parodo, kad viešpat čia iš tikrųjų nesvarbu, ar mes bananą duodam, ar žievę duodam. Jam svarbiausia yra ta mūsų meilė, kuri yra mūsų širdį. Ir čia pasakoma apie tos brahmanus. Galbūt jie labai švarūs yra. Galbūt jie prausėsi 5 kartų į dieną ar 3 kartų į dieną. Galbūt jie sako įvairias mantras, kurias net nesuvokia, bet pas juos nėra atsidavimo Dievui. Bhakti nėra. Ir tai yra tuščia. Tai pat reiškia kaip ir ar kunigas, ar kažkas tai, ne? Negi jisai, jeigu puikiai atlieka savo apeigas, puikiai, viską išmano, kur ką padėti, kaip ką pastatyti, ne? Bet pas jį viduje nėra Krišnas. Tai yra, jis yra, bet jis neturi jam jokia potraukė, jokia bhakti nėra, jokia santykė nėra. Tai yra tuščia. Tie visi ritualai, tai tuščias dalykas yra iš tikrųjų. Jie padeda, jeigu mes ugdom, bet jeigu mes neugdom savo prisirišimą prie Dievo, meilės jam, tai mes abejingi jam esam. Ir, kaip sakant, mes esame materialaus pasaulio gyventojai. Ar tasai šaltkalvis, ar tasai šunjėdis, kaip sakant, ar tasai kunigas, ar brahmanas, nesvarbu, koks čia įvardymas bus. Tai paprasčiausiai yra etiketė ant butelio, o tas butelis yra tuščias. Bet mes tą butelį turi pripildyti savo tą butelį, kaip sakant, tą kūną. Nektarų, reiškia. Atsiekdavimo meilės Dievui nektarų. Vat. Aš nesenai vakar kalbėjau su baktais, skaičiau tokią knygą, kuri mane pakerėjo ir kaip sakant, perbloškė, nes smitame, kad aš tas tiesas kažkaip suvokiau, bet galbūt taip giliai nebuvau suvokęs, kaip tas žmogus taip giliai jas įsakė. Apie šventą vardą, apie mūsų kartojimą, apie mūsų abejingumą. Jeigu mes abejingi šventam vardui, tai yra Krišnai. Ir galime kartuoti 1000 metų, 10 000 metų, 1 000 000 metų. Rezultatai jokie nebus. Tai yra tuščias reikalas. Mes dėl to abejingumo Dievui, mes atėjom šitą materialų pasaulį. Tai yra pagrindinė mūsų šaknis. Tai yra, kaip pasakyti, esmė, dėl ko mes čia. Ir jeigu mes norim kažką dvasišką pasiekti, mes turim šauktis viešpatės, kaip vaikas šaukėsi motinas. Ir aš tada prisiminiau savo vaikystę, kai buvo tarybiniai metai, aišku, mane mama nusivedė į parduotuvę, aš buvau mažas vaikas, neprisimenu, kiek ten metų man buvo. Ir kažkaip tai atitrūkau nuo mamos, o žinot, kaip tarybiniais metais labai daug žmonių buvo parduotuvėje, gal kažkoks deficitas buvo paduotas. Ir aš pajutau, kad aplink mane žmonės ir matau tik jų kojas ir netekau mamos. O mama mano buvo pagrindinis, kas mane, kaip sakant, globoja. Ir aš pasijutau be globos. Ir tada aš taip šaukiau mamą, tikrai širdies. Ir taip mes turim šauktis Krišnas. Iš tikrųjų mes esam vaikai be tėvo ir be motinos. Išmesti šitą materialų pasaulį. Suprantat? Mes turim suvokti, kad niekas mums nepadės. Kad yra pagrindinė problema. Galime įspręsti visas problemas šitam pasauliu. Galim tapti, reiškia, ir turtingi tenai, ir to, ir tą. Bet jeigu mes įspręsime pagrindinės problemas, gimimą, mirties, senatvės ir ligų, tai yra gimimą ir mirties problema, jeigu mes neįspręsime, mes nieką neįspręsime.
Ir neaišku, ar kitą gyvenimą mes gausime žmogaus kūną. Tai labai, kaip pasakyti, labai yra svarbu. Todėl, kad kits gyvenims nesvarbu, neaišku dar kaip ten bus. Ir ar mes prisiminsime Krišną. Aišku, jeigu mes kažką darėm šitą gyvenimą dvasiškai, Krišna mums galbūt primins. Tai jo malonė yra. Bet įsivaizduokit, kiek mes turim prasisukti, praeiti, kol vėl ateiti į čia, kur dabar mes esam. Suprantat? Ant kiek mes turime vertinti, kokioj padėti mes dabar esam ir ant kiek mes turime vertinti tai, kad tai neprarasti. Ir tikrai mes turėtume šauktis. Aš čia buvau Vokietijoje, Leipcige, Kirtana Mela. Ir Sačinandana Maharadžas, jisai iš tikrųjų jaučiasi, kaip jisai šaukėsi Krišnos. Aišku, visi Maharadžiai, jie ten transcendenti. Bet Sačinandanas Svamis, jis tiesiog iš viso širdies šaukėsi Krišnos. Jis nedainuoja, jisai šaukė Krišnos. Ir jis matyt labai daug realizacijas savo viduj per gyvenęs yra. Aš kiek girdėjau, kad jis vėžį turėjo ir paskui pagyja tenais. Ir iš tikrųjų jisai pajuto tą. Ir jis dabar visiems nori, kad visi pajustų tai. Ir va tą perduoti jisai šaukėsi, jis nedainuoja, jisai šaukėsi Krišnos. Todėl, mėlyje atsidavusi, būkit brangus, nebūkit brahmanai šitam pasauliu, vaišiai, šūdras ir kažkas tai, nesvarbu, bet šaukitės Krišnos. O tas yra svarbiausia. Mes galim viską labai puikiai atlikti, viską žinoti, visą sistemą žinoti. Netgi yra sistema, kaip šventą vardą kartoti. Ten va tai knygoje, reiškia, sako, vat protą gerai nuraminti, reiškia, panaudoti ugnį, reiškia, žvakę pastatai žiūri ugnį, paskui kvėpavimą panaudoti. Ir ten, pavyzdžiui, mažiau valgyti, yra tokių materialių dalykų, kur, pavyzdžiui, reikia žinoti, kad anksčiau ryte kartoti, apie 6 valandą, paskui ten miegas pradėdim, yra tam tikras laikas, zonas, kurias mes galim panaudoti, viską mes tai galim panaudoti, bet tai nėra esmė šventą vardą kartojimo. Jeigu netgi mes kažkokį tai mechaninių būdų įveiksime savo tą protą, tą didžiulį katilą, kuris verda. Suprantat? Kuris verda. Tai neišspręsime mes problemas. Todėl, kad mirties akimirką mes nebūsime prisirišę prie Krišnos. Mes būsime jam abejingi. Ir kas mūsų laukia? Toliau kits kūns ir neaišku koks. Todėl yra labai svarbu šauktis viešpatį, suprasti savo tą padėtį, kad aš atėjau šitą pasaulį, vien dėl, kad aš buvau jam abejingas. Ir visas kančias, visas problemas, visi klausimai, kurie kyla mūsų gyvenime, yra dėl vieno vienintelio dalyko. Dėl to, kad mes esame abejingi. Suprantat? Vot. Ir mes, kaip sakant, iliuzija taip yra stipri, kad mes užmirštam, kad mes abejingi. Ir mes kartais pradedam vaizduoti, netgi tyrais atsidavusiais. Arba kad mes kažką pasiekėm, atsidavimą tarnystėj. O tas yra pavojingiausia. Mes pradedam galvoti, kad mes jau tobuli. Ir mūsų tobulėjimas baigęs. tą pačią akimirką. Jinai įvairiai iliuzija veikia. Bet jeigu mes iš tikrųjų nebūsime abejingi Krišnai, jeigu mes iš tikrųjų būsime jam neabejingi, tai visi iliuzija kalnai nuvirs. Mums gali atrodyti, kad mūsų lauk labai daug problemų, jeigu mes eisime dvasiniu keliu. Reik to, reik ano, ten, ką, čia ne man, žinai. O man ir vaikai, ir namais reik rūpintis, ir pinigus reik uždirbti, ir mokesčius reik sumokėti, ir tą reik padaryti, tą reik padaryti, tą reik padaryti. Suprantat? Kiek daug problemų. Kada tu apie Krišną gali galvoti?
kada tu jam gali kažką ten, kažkokią minutę skiri, jeigu jau dorybingesnė siela yra, atimdams iš to visą. Bet kirtanija sada gari, sako Krišna. Kirtanija sada gari, reiškia 24 valandas per parą kartuot šventą Dievo vardą. Pilnai panirti. Ne minutę, ne 2. Pilnai savo gyvenimą atiduoti. O to Krišna iš mūsų nori. O tu ten kelias valandas atiduodi arba kelias minutės. Ir tai tik tai, kai tik tai pabaigi džapą, tu pat ant vinies jau užkabini ir užsiemi savais reikalais. Ir skaitai, kad tu teisingai pragyvenai dieną. Bet Krišna nori, kad mes jam viską atiduotume. Dėl to mes čia esam, dėl to mūsų gyvenims yra materialiam pasaulyje, kad mes suvoktume, kad mes be Dievo negalim. Ir kada mes būsime tokie kaip vaikai ir bus tokia, suprasime, kad Dievas tai yra ta motina, kuri yra vienintelis mūsų prieglobstis, tada mes jo šauksmės ir tada bus tobulumas iš tikrųjų. O, čia gili tema iš tikrųjų yra. Todėl jeigu jis gimė šuniedžių šeimoje, mes žinom Haridasą Takurą, jisai gimė musulmonų šeimoje. Bet jisai buvo namačerė. Jis buvo namačerė. Jisai buvo šventą vardą, reiškia, jį viešpačiai Tanė paskyrė, pasakė, kad jis yra šventą vardą, reiškia, ačerė. Bet jis gimė musulmonų šeimoje. Todėl mūsų gimimas, kad mes gimėm šuniedžių šeimoje, kad mes gimėm neliečiamųjų šeimoje, nieko nereiškia. Jeigu mes su didanimu tarnausime Nitai Gaurachandrai, Nitai Gaurasundarai, Gauranitai, Pančatatvai, nesvarbu, kokiai Dievo formai, jeigu mes tarnausime, mūsų gyvenimas yra pasisekęs. Bet mes padėsime ne tik tai savo, bet padėsime savo ir artimiesiams. Ir netgi kartom, kurios dar ateis po mūsų ir kurios yra dar prieš mus. Jie visi gavo naudą, begalinę naudą gavo. Jūs net neįsivaizduojat, kokią naudą gavo. Aš kažkada čia buvau Vilniuje ir Matkūra kažkaip per lekciją skaitė Indradyumna Swami Maharadžą laišką jisai rašė apie savo motiną. Ir jo motina visą laiką buvo priešiška jo gyvenimą, pasirinkimą kelių. Indradyumna Swamis, jisai kokią knygą išeidavo, jisai visą laiką motinai dovanodavo. Ir motina nuneždavo į garažą ir padėdavo tas visas knygas. Jie nesudegino, bet jinai jų neskaitė. Vat. Ir vieną kartą pasakojo Maharadžas, kad, reiškia, skamba telefonas, jis pakėlė ragelį ir išgirdo antroje pusėje, reiškia, motinos balsą. Ir motina pasakė, sūnau, aš labai norėčiau nuvažiuoti Vrindavaną. Ir jis kažkaip buvo, gerai, sako mama, bet aš tau perskambinsiu rytoj, aš dabar labai užsiėmė, žinai, mes pakalbėsime. Ir jis perskambina rytoj ir atsiliepė jo brolis. Ir sako, o kur mama? Sako, mamos jau nebėra. Jinai paliko šitą pasaulį. Bet jinai prieš mirtį panorėjo Vrindavaną nuvažiuoti. Bet tai buvo paskutinė jos naktis šitam pasauliu, kaip sakant, šitam kūne. Vat. Ir kada jisai nuvažiavo, reiškia, jis po kiek laiko nuvažiavo į Ameriką, tai kažkokį ten būdų įvyko, kad kai ją sudegina tų pelenų, važiam, kad tie pelenai išliko. Ir kad, reiškia, taip gavos, kad jisai gavo kažkaip ir vizą, viską, kad jisai gavo galimybę nuvažiuoti Vrindavaną su savo mama ir išberti ją, kaip sakant, į pelenus. Aš nežinau, kokią upę bėrė, bet esmė tame, kad Indija jisai nuvežė savo motiną. Bet tas brolis pasakoja, kad paskutiniu laiku motina užsidarydavo viena šitam, kaip pasakyti, garaže ir pastoviai vartydavo tas knygas, skaitydavo. Reiškia, prieš mirtį jinai ją skaitė.
Tai va, tai reiškia, mes galime matyti, kad tas žmogus galbūt buvo kažkada tai abejingas ir, kaip pasakyti, jisai netgi priešiškas kažkokiu būdu buvo prieš Krišną sąmonę. Bet sūnus labai buvo ryžtingas ir ėjo dvasiniu keliu. Ir rezultate kas? Motina pasiekė išsivadavimą. Pasiekė išsivadavimą, suprantat? Ant kiek yra svarbu, suprantat? Mes neturim žiūrėti aplinkinius, net jeigu jie yra priešiški. Tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, kad jie visi yra tarnai Dievo. Ir jeigu jie kažkokie tai turi priešiškumą mum, mes turim matyti, kad tai yra mums simusas, kad mes dar labiau atsiduotume. Kad mes dar labiau ryžtingiau eitume link Krišnos. Nes jeigu nebūtų to priešiškumo, galbūt mes užmigtume. Dėl ko yra matėm pasaulyje demonai? Galėtų būti vien baktai. Kad primintų mums, kad yra Krišna. Nes pusdieviai kaip yra? Jie paprasčiausiai, jie mėgaujas. Ir pas savo mėgamiusi, jie džiaugiasi, jiems nėra kada Krišnai atsiduoti. Bet kas būna, įvyksta, juos užpuola demonai. Ir kada demonai juos užpuola, ką jie daro? Jie yra atsidavę Dievui, bet su materialiais norais. Todėl jie iš karto melčiasi. Krišna, padėk. Krišna ateina, demonus nuvaro. Tada jie sako, viskas gerai, mes toliau bėgusnis. Toks santykis. Tai nėra blogai, suprantat. Tai yra pirmi etapai atsidavimo tarnystei. Kada mes Dievą prašom. Būtent tai knygoj labai gerai yra parašyta, ten Kristaus ten tezės yra tokios pasakytos, kad Kristus pasakė, kad prašykit ir bus duota. O paskui jisai sakė, kad kiekvienas mes turim nešti savo kryželį. Ir sako, tada tokį klausimą užduotam, o kaip čia suprast, žinai, kad čia prašykit ir bus duota, žinai. Mes turim prašyti, žinai. Čia sako, yra lygiai. O pradžia dvasinio gyvenimo, mes turim prašyti. Mes turim prašyti, melst, maldauti. Dieve, duok man duonas kasdieninės. Mes geriau prašom Dievą negu kažko kitą. Bet kada mes jau pasiekėm aukštesnę pakopą, mes turim nešti savo kryžių. Čia yra aukštesnė jau pakopa. Bet pradinė pakopa mes turim, kaip sakant, galim prašyti. Ir Prabhupada daug kartų turim Šrimad Bhagavatam, jūs atrasite Bhagavad-gitoj, jisai rašo, kad geriau prašyti malonių Krišnas negu pusdievių. Nes pusdievio malonės yra laikinas. Kaip pusdievis duod malonę? Jis suteik mum, pavyzdžiui, turtus, suteik tenais, sakykime, gerą žmoną duod, duod tenais sveikatą, kaip pasakyti, gerą vyrą duod, žinot, ten gopės meldės, kad jie jani, kad gaut vyrą. Yra ten toks, kaip pasakyti, principas, mėnesį reikia valgyti, reiškia, mungdalą su ryžiais, vien, be prieskonių, be nieko, visą mėnesį. Ir mestis, reiškia, kad jie jani. Ir gausi čia merginom, reiškia, vyrą, labai gerą. Nes kai jūs valgysite tuos ryžius su mungdalu, taip valys jūsų kūną, taip jūs švariau galėsite išreikšti maldas. Ir taip, kaip sakant, šaukštinti pusdievį, jie suteiks jums galimybę šitam pasaulį pasimėgauti. Bet kuo baigsis tai? Kuo tai baigsis? Kaip man vienas žmogus pasakė, gerai sako, jeigu tau laimingai pasiseks, gaut gerą žmoną, turėsi tam viską, bet atsimink, ideali žmona bus, kaip iš rojinių planetų. Tai viskas baigsis. Viskas, tame yra viskas galas. Ar tu atsiduosi Krišnai? Ne, tu neatsiduosi. Nes tu laimingas šitam pasauliu. Aš nesakau, kad mes turim nelaimingi būti šitam pasauliu, bet tu laimingas materialiai šitam pasauliu. Todėl tu visiškai nenori Krišnos dar.
Todėl tam tikras problemas yra netgi gerai, kol nėra pas mūsų to atsidavimo. Ir niekada nebūna, kaip pasakyti, tų išbandymų, tų problemų, tokių baisių, kurių mes net laikytume. Krišna duoda tiek, kiek mes pakeliam. Jis neduoda daugiau. Ir Krišna pildo norus labai gerai. Jis pildo taip, kad tu daugiau jau materialiai nebenorėtum. Jis tau gali duoti mašiną, namus, bet tu daugiau nebenorėsi. Bet pusė, jeigu išpildys, tu dar labai daug kartų norėsi tai. Suprantat? Tuo skiriasi išpildymą nors. Suprantat? Ir ant galo Krišna prives prie to, kad tu tik panorėsi jo. Sakysi, Viešpatie, aš daugiau nieką nebenoriu. Aš noriu tik tai tavęs ir tau tarnauti. Dėl savęs aš nieką nebenoriu. Visą, ką aš turiu, aš galiu turėti ir šeimą, ir namus, ir viską. Aš paukoju tau. Tai yra tavo malonumui. Iš tikrųjų, tai viskas Dievui priklauso. Mums nieką atsižadėti nereikia. Tie namai, tie pastatai, viskas priklauso Viešpačiui. Mes turim tik tai suprasti, kad tai nėra mūsų nuosavybė, kad tai nėra skirta mūsų pasitenkinimui, kad tai, ką mes turim, ką mes gavom pagal savo likimą, yra duota patenkinti Dievui. Vienas gal 5 centus gavo, jisai gali kažkaip patenkinti Dievą. Jis gali tus 5 centus ant galo. Neaišku, sakyti, Viešpatie, aš tau juos aukoju. Tai mano paskutinį. Ir Krišna priims. Kitas gali turėti 1 milijoną ir atneš 500 000. Sakykim. Ir visi klaus, kiek jis paukoja. Bet 500 000 jis pasilika savo. Ir Krišnai to nereikia. Nes jam viskas priklauso. Jo nenustebinsi nei su 1 milijonu, nei su 500 000, nei su namais. Su nieko jo negalim nustebinti, suprant? Nes ir taip jam viskas priklauso. Ir taip yra jo viskas čia. Netgi mes esam jo. Ir šitie kūnai mums irgi nepriklauso. Ir mes galim panaudoti tą kūną, tą 30, 50, 100 metų savo jausmų patenkinimui, tą įrankį ar Krišnos patenkinimui. Ir jeigu mes tą kūną panaudojam Krišnos patenkinimui, tas kūnas turi vertę. Jeigu mes panaudojam savo patenkinimui, tas kūnas nuo pat pradžių iki pat galo, jis neturi jokios vertės. Jis kaip buvo materija, kaip 5 elementai. Taip ir subyri tuos 5 elementus. Ir teisingai žmonės sako, kad po mirties nieko nebėra. Taip, aš buvau kūnas, gyvenau dėl kūną, kūnas subirėjo, tapo 5 elementais. Jie teisingai sako, nieko nebeliko. Aš kaip miegojau, taip ir miegu toliau. Ir gaunu kitą kūną. Gamta pasirūpina mums. Jinai pastoviai apvilka drabužiais. Kai jau tas suplyšta. Man labai gerai viena tokia buvo situacija gyvenime. Vienas atsidavęs, gal labai senai dar, prieš kokį 15 metų, jisai susirga vėžiu. Ir jis manęs kažkaip paklausė. Nepaklausė, paprašė, sako, klausyk, sako, būk geras, pasimelsk, aš taip noriu gyventi, man dar vaikus reikia užauginti, ten problema tokia, anokia, trečiokia, penktokia. Jis labai buvo prie šeimos prisirišęs ir prie savo žmonos. Nors žmona jį pastoviai, kaip sakant, su kočėlu mušė. Nu, tokia buvo labai griežta, labai... Bet jis ant tiek, reiškia, jis viską atiduodavo ir tik žmona buvo pirmoje vietoje. Nu, tokia buvo problema jo. O, čia nereikia, bet gyvenime gali jį atskyrę nuo žmonos paguldė į ligoninę, taip toliau. Ir aš kažkaip taip už jį pagalvoju, pasimeldžiau ir naktį matau tokį sapną. Sėdi jis ir drabužiai visi jo, tokie skylės. Ir girdžiu balsą ir sako, ką mes galim padėti. Viskas jau skylės. Žinot, kaip ten švytina nuvėžia, tai visą subtilų kūną tokiam skylėm. Sako, viskas jau
su juo baigta. Vienintelis šansas yra. Durys atidarytas, o už durų balta šviesa. Ir dabar sako, ar jisai išeis pro tas duris, ar ne? Tai jo klausimas. Vienintelis, kas jam liko. Ir dabar suprantat, aš nueinu pas jį. Ir kaip man pasakyti, kai jis prisirišęs prie to kūną, nors jis atsidavęs, aš įvairiai jam pasakoju, tu nesi šitas kūnas, tu esi siela, bet jam pasakyti, kad jau viskas labai sunku. Čia ligoniai, žinai, guli tie, kurie irgi paskelbti mirties nuosprendis, jiems visiems paskelbta, žinai. Ir jisai, ir nebuvo man progos iki pat galo jam pasakyti. Bet kai jis paliko pasaulį, po 3 parų ar po 4, man labai paryčiui vieną kartą atėjo prisiminimas apie jį. Kaip aš jam sakiau, kad tu nesi šitas kūnas, kad tu esi tasai, ne? Ir supratau, kad jisai čia, šalia manęs, kad jisai niekur neišėjo. Suprantat, tik tai jisai tam subtilesniam kūne. Ir aš pasakiau, o Raimondai, žinai, tu atėjai, žinai. Ir tokia meilės energija, žinai, per mane. Tai praėjo ir jis išėjo ir daugiau aš su jo kontakto neturėjau. Bet jis paprasčiausiai atėjo padėkoti už tai, kad aš jam nors tiek pasakiau, kad jis nėra šitas kūnas. Bet prisirišimas jo prie šeimos, prie žmonos jį paliko čia. Suprant? Jis praktikavo kažkiek. Jis kažkiek darė atsidavimą, tarnystę. Bet jisai nebuvo iki galo atsidavęs Kiršnai, todėl jam reikėjo likti čia. Galbūt jo gyvenimas, aš nežinau, kaip ten klostės toliau, kokie kiti kūnai buvo, aš ne ekstrasensas, ne mistikas čia, audarė atgama, kaip kartais prabus sakė. Jis gali pasakyti, ko jis gimė, žinai. Aš negaliu, bet aš vieną supratau, kad jis liko čia, jis neišėjo pro tos duris. Mums gali būti šansas duoti išeiti pro duris, bet mes neįsime pro jas. Nes mums čia kas dar yra labai brangu. Va čia mes labai gerą patyrimą su Prabudžiu turėjom per šitą, kai buvo rudenį tas uraganas, žinot, ne, kaip čia vertė viską, ne. Ir mes važiavom su juo. Aišku, aš ten iki jo norėjau nuvažiuoti, bet netavažiavau. Jis atvažiavo, mane pasiėmė ir tokiais keliais važiuojam. Ir jis man pasakoja, kaip tam name platina, ten platina. Ir tik žiūriu, aš važiuoju mes nu kelią, žinai. Pas manęs ant kelių džeganatkas, sėdžiu, priekiu krūva, žinot, rastai sukrauti. Didžiulė krūva rastų, tiesiai tą krūvą rastų va. Ir aš galvoju, kokia mano nuotaika, ne Krišna. Viskas. Gyvenimas baigės. Bet taip ramiai, žinai. Gyvenimas baigės. Bet Krišnas neprisimenu tas Krišna. Man ant kelių, įsivaizduojat. Krišna man ant kelių. Bet Krišnas aš neprisimenu. Ir mes jam, kaip buvo, sakė, aš vairą negaliu pasukti. Taip mane surakina, jau laikau vairą tiesiai. Ir mes į tą krūvą taip hopt. Priekinį ratą ten toks vienas rastas mušė, tai gerai, kad ne į stiklą jis pakyla. Kaip sakant, jis iššoka ir mes per tą krūvą ir paskui aš matau, kad mes pakylom į orą, parskrydom ir nusileidom ant ratų. Kaip sakant, priekinį tą radiatorius, viskas ten vanduo jau bėg, mašina sustoja, mes išlipom ir Prabhu sako, oi, kaip nepasisekė, žinai. Sakau, kaip nepasisekė? Pasisekė, mes patys laimingiausi žmonės šitam pasaulyje. O sako, realizavau šiandien, sako, ryte klausiau, kaip mes nesam šitie kūnai. O sako, dabar matau, va kūnas, jis jau nebenaudojamas. Radiatorius tenais, prieki ten viskas išvaryta, kaip sakant, landžėta ten išėjo, viskas, žinai, traukės, kaip sakant. Bet mes, netibrėžimą. Mes, tai aš, netibrėžimą. Reiškia, aš kaip siela iš kūno išėjau, kuris suplyša jau. Bet aš niekiek ir žiūriu į tą kūną ir stebiu jį. Bet tai ne aš, tai mašina. Taip pat šitas kūnas, dėl kurio mes gyvenam, jeigu mes gyvenam
šitam pasaulyje materialiai. Tai yra mašina. Ta mašina, kuri kažkada tai supliš, kuriame bus tos skylės. Mums jį reikės palikti. Suprantat? Tai yra nesvarbu, kokiam tu tikėjime. Ką tu išpažįsti. Koks pas tavęs kelias, koks tavo gyvenimas. Bet tu vis tiek tai turėsi palikti. Ir tu išeisi iš tos mašinos ir žiūrėsi tą mašiną. O kaip tada tu stebiesi? Aš kartais stebiu žmonės, kurie patyrė klinikinę mirtį. Jie matė save iš šoną, bet jie dvasiškai netobulėjai. Kodėl? Jau suprantu, aš nesuprantu. Tu jau supratai, kad tu nesi. Tai kodėl tu neini? Ko tu dar čia lauki? Nes vieną kartą tai bus ne klinikinė, bet biologinė mirtis. Čia parodė klinikinę mirtį, parodė. Va, tu skiries nuo to kūno. Ir tu grįžti vėl ir vėl gyveni dėl to kūno, supranti? Kokia iliuzija, supranti? Va. Atleiskit man, kaip sakant, aš biškai per daug į emocijų pas manęs. Per daug emocijų. Nes aš kažkaip kaip perskaičiau ir kaip suvokiau, toks atėjo suvokimas, kad aš 20 metų kažką kartoju, bet kol kas dar nieko neįvyko. Aš dar kol kas abejingas Krišnai. Įsivaizduojat? Aš galiu kiaurą 24 valandas kartuoti. Bet aš abejingas vis tiek Krišnai. Kaip nugalėti abejingumą? Tai yra mūsų užduotis, mūsų tikslas. Visi kiti tikslai, jie kaip ta mašina. Čia buvo, čia suplyšo. Ir tos skolas, kur turėjau, jos visas dingo. Atein ten kitas skolas bus. Mes nusinešime tai, ką mes prisidirbom. Jeigu mes kaip tam Nardamonas, tam medžiotai sakė, kad mirigari, kad kaip sakant, tai, kad tu žudai tuos gyvulėlius, po to tau reikės kentėti. O sako, kaip aš nežudęs gyvensiu, aš turiu žmoną, vaikus, man reikia juos maitinti, reikia jais rūpintis. O aš kitą nemoku, man tai išmokė mano tėvas, man tai paliko. Tai yra per paramparą, kaip sakant, sistema. Va. Aš esu, kaip sakant, profesionalus žudikas. Ir tada sako, pasisodink tūlas į medelį, aplink medelį, kartuok šventą vardą ir aš visko pasirūpinsiu. Bet pirmiausia, sulaužink lanką. Ir taip lanką sulaužau. Ir aš taip, sakykime, prieš 4 metus sulaužiau lanką ir išėjau gyventi. Ir va, gyvenu 4 metus, jau nebe šitam pasauliu, aš su juo labai mažai kontaktuoju. Vieną kartą į mėnesį, kai kada nuvažiuoju, pamatau žmonės, jie man tokie įdomus palieka. Va. Va, kai į mėnesį vieną kartą pamatai žmogų, tai jau kažkaip įdomus jie. Va, kažkokie keisti. Bet pamatau, kaip jie vargsta, žinai, ir man jų gaila palieka, žinai. Ir visada visko užtenka. Ir pavalgęs, ir visko užtenka. Kaimynai ten važiuoja, ten dirba, plūšam, aš galvoju. Bet Krišna duoda viską. Nieko nereikia. Jis visko pasirūpina. Jis neduoda, kad tu būtų milijonierius, bet kad šitą drabužį palaikyti. Jisai duoda. Jis duoda visiems, jis visus palaiko. Aš matau kaip paukščiukai, kaip Prabhupada sako, atskrenda ir kiekvienas gauna tiek, kiek jam reikia. Ir visi jie gyvena. Jeigu jiems dar reikia gyventi, bet jeigu jiems reikia mirti, jie mirs, supranti. Taip pat žmogus. Kol tu, Dievas nori, kad tu čia būtum, tu net norėdamas iš čia neišeisi. Net norėdamas mirti, nemirsi. Tau atneši burną įdės. Aš vieną kartą atlikau askezės, vadovau. Atėjo kaimynė iš dar iš kitą pusės, kur pas manęs niekas gyvenime neteina. Jinai pasibeldė man į duris.
Aš atidariau duris, jinai taip stovi. Ko nevalgai, sako, valgy greičiau. O pasveikinamas geras. Aš ir nuėjo. Į viskas, net į vidų nuėjo pas manęs. Bet Krišna atsiuntė ją. Pasibaldė, pasakė, užteks tau tas keizės atlikti. Suprantat? Ir pamačiau, kaip rūpina, suprantat? Tu gali miške gyventi, nesvarbu, kur tu gyveni. Jeigu tau skirta gyventi, tu gyvensi. Kaip Prahlada Maharadža sako, kad stengtis dėl materialaus klestėjimo nėra prasmės. Nėra prasmės stengtis, kad tą kūną palaikyti. Todėl, kad jeigu tau skirta, tau ateis. Tau duos tai. Bet vat, kaip tapti nebejingam Krišnai. O čia reikia dėti pastangas. O būtent apie tas pastangas kalbėjo Prabhupada. Prabhupada jis irgi sakė, mes turime šauktis, kaip vaikas šaukėsi savo mamos. Mes turim šaukti, taip Krišnas. Todėl pirmiausiai turim suprasti, kad jis vienintelis yra prieglobstis mūsų. Na, kokių klausimų gal? Vidury lekcijos mes šnekėjom, kad tas materialus gyvenimas, jeigu jisai pertekliai trukdo, Dievo šauktis. Čia man pasako vienas atsidavęs istoriją, kai jisai jau knygų platyti ir iš tokią mantrą savo kartuoju. Šis materialus pasaulis kančia, kančia. Materialus pasaulis kančia ir jisai užtaikė ant naujo rusų. Jis atidaro ir jis taip irgi tokia nuostata, jisai čia kančia. Užėk, sako, čia prie stalo, oi čia mes, aš nevalgau, nieko, ką valgau, ai, čia jis atidarė vaisių, ten pristatė, ten stalą, valgyk, ten neperginti, tai aš, sako, paaukojo viską. Aš po to, sako, po kelių dienų ėjau platyti, sako, negaliu atsigauti, vat. Tikrai tas materialus pasaulis netus baisas. Sako, į viešpatį jau sunkoka kažko kreiptis. Žinai, tai vat, parodo, kad kartais netgi tas pasitenkinimas, kai tas perteklius, mes matom, jam sunku iš tikrųjų. Nes parodė, kad ram yra pertekliui, jam į viešpatį kažkaip santykius užmest nėra paprasta. Ir kada, sako, atsidavusi ištinka ta bėda, tai iš tikrųjų reik šlovinti. Ir viešpatys priveda. Istorija pasakoja jums atsidavusi. Bet yra atvirkščių metodų. Tai yra Pundarika Vidyanitki. Pundarika Vidyanitki buvo karalius. Bet net viešpačiai Tanė. Jisai, kaip sakant, gavo viešpatį Šitanę maloniai. Jisai, kaip sakant, jisai neturėjo, Čaitanės niekada neturėdavo su karaliais jokių reikalų. Nesakydavo, kad tas, kuris atsižadėjo pasaulis, neturi turėti ryšių su tais, kurie gyvena labai stipriai jūslinį pasitenkinimą. Bet Pundarika Vidyanitkis jis buvo Bhakta. Širdį buvo Krišna. Sakant, buvo santykis pas jį. Ir todėl, kad jis buvo netgi karalius ir buvo labai turtingas, pas jį viešpačiai Tanė, kaip sakant, atėjo. Paskui, reiškia, Ramananda Raja. Ramananda Raja, ką jisai darė? Jisai balerinam, šokėjom, masažuodavo pėdas, kojas, tai yra. Įsivaizduojat? Kojas masažuodavo. Ir palaukas ten viešpačiai Tanė pasiuntė vieną pas jį, atsidavusi, kad išklausytų, kaip sakant, apie atsidavimą tarnybą. Ir kai nuėjo, reiškia, kai pamatė, ką jis daro, pasakė, gal nereikia man šitą, kaip jisai gali, tai paskui sakė, tu pasakyk ten posmą. Va. Ir paskui mes žinom, kad viešpačiai Tanė, netgi su Ramananda Raja, jo yra pokalbis. Ir viešpačiai Tanė jo klausė apie tyrą atsidavimą tarnystę Dievui, apie santykius Radhas Krišnas. Bet viešpačiai Tanė ką pasakė? Mes negalim pamėgdžioti tokių asmenybių, kaip Ramananda Raja, kaip Pundarika Vidyanitki, suprantate? Todėl turtai nėra mūsų barjeras arba neturtai. Tai čia neturi esmės. Esmė čia. Kas dar kokių klausimų gal turi? Jūs pasakėt, kad reikia pastangų. Tai ką, Krišna reikia pastangų. Ir tada, jeigu reikalingas pastangas, tai
pastangas, jie virsta prisirišimu. Pastangas, aš apie tas pastangas kalbėjau, kad mes turim šauktis, dėti pastangas šaukime Krišnos. Kol mes dar neturim jokios emocijos jam, tai mes, kaip pasakyti, tokie darom mechaninį būdą, kaip sakant, šaukia Krišna. Ateina kokia mintis, vis tiek šaukia Krišna, tos minties nepraleidė ir šaukia Krišna. Va, į tą dalyką mes turim dėti pastangas. Bet tai bus mechaniškai tol, kol Krišna neįeis į šventą vardą. Kada Krišna įeina į šventą vardą, šventą vardas jisai tampa saldus. Ir kada jisai tampa saldus, mums prisirišimą prie tortą nereikia. Kada mes išgirstam kažką, pas kažką gimtadienis ar tortas, ne? Mes nueinam ir be jokia, kaip sakant, prisirišimą mes paimam tą tortą ir valgom, nes jis yra saldus. Taip pat šventas vardas yra pats saldžiausias iš saldžiausių. Madguram. Surandat? Netgi sakom, jis yra pats saldžiausias ir protas prie jo taip prisiriša, kad jis nieko daugiau ir nenori. Jo nereikia versti, kad jisai šauktų Krišną. Todėl, kad jisai sako Krišną, jam taip saldu ir jis taip prisiriša, kad jis vėl nori sakyti Krišną. Ir tai gali pasakyti tas, kuris patyrė. Ir gali tai suprasti tas, kuris tą suvokė. Mes galim kalbėti apie sotumą, alkanam. Bet jeigu mes jam neduosim pavalgyti, jis taip pat ir liks alkans ir nesupras, kas yra sotumas. Taip mes galim kalbėti apie tas pastangas, apie Krišnos vardą. Bet jeigu žmogus neturi patyrimą, tai yra tuščia. Jis nieko nesuvokia. Už tai mes turim dėti pastangas pradžioj, kad mūsų ateitų tas patyrimas. O kai mūsų ateis tas patyrimas, ne, kai mes turėsime tą patyrimą, nereikės mums kalbėti. Mes žinosime, kad turtą valgant mes tampam sotus ir koks tas jausmas yra, mums nereikės pasakoti, nes nėra žodžių tai. Apie dvasinius dalykus apsakyti nėra žodžių. Nei lietuviškai, nei rusiškai, nei jokių nėra žodžių, suprantat? Jūs sakėt, 20 metų medituojat, praktikuojat, sakėt, ir tą ekstatinę būseną kažkiek esat prisilietęs prie jos ar ne? Pagavo, ošių šagų. Aišku, 20 metų neišsakysi Hare Krišna, jeigu nebus iš vis jokios malonės. Nes kiek tu gali valgyti žalius ryžius? Jeigu tu valgai pastoviai žalius ryžius, tai vieną kartą pasakysi, nu kiek galima. Tai gal geriau eiti į barą. Ten yra skonis. Aš žinau, kas ten manęs laukia. Bet čia burbėti kažką. Jokios nėra. Todėl Krišna yra maloningas kiekvienam iš tikrųjų. Tai ne man, bet visiems mums. Kai mes pradedam šitą dvasinę praktiką, jisai duoda savo nepriežastinę malonę. Nes mes netgi nepradėtume jos. Ir kiekvienam yra labai asmeninė. Ir ne kiekvienam yra labai asmeninė. Surandat. Kažkokios patirtis man buvo gyvenime. Kažkokios patirtis buvo. Jeigu jų būtų nebuvę, tai turbūt aš čia dar nesėtėčiau. Suprantat. Aš rimtais dalykais susimčiau. Neičiau mišką gyventi, kaip sakant, po egle. Neičiau, tikrai. Aš turėjau namus, viską turėjau. Man nereikėjo į mišką. Suprantat? Bet buvo kažkokia patirtis, suprantat, kur mano gyvenime pervertė viską aukštyn kojom. 360 laipsnių kampu, kaip sakant. Ir ta patirtis, kaip sakant, jinai buvo, tai yra Dievo malonė. Nepriežastinė Dievo malonė. Ir aš žinau, kad jeigu aš stengsiuos, šauksiu Krišnas, tai būt gale gyvenime, manęs tai laukia, o aš to noriu. Kai buvo ta patirtis,
Aš tada tikrai nieko nenorėjau. Nei žmonos, nei vaikų, nei sekso, nei pinigų, nei turtų. Niekas neįdomu šitam pasauliu. Nes antiek yra saldu, antiek gardu, kad visi skoniai dingsta. Šitie pasaulis iš tikrųjų nublanksta. Suprantate? Bet tai kliuvo tik tai akimirka. To lašas buvo. Po to darbas. Ir dirbti reikia ilgai. Ir tu žinot, kad galų gale kažkada tai bus. Tai bus. Bet jeigu yra dabar, tai aš būčiau tenais. Bet dar kol kas nėra. Oi ne, tikrai ne. O man vienas Maharadžas, Mahavišnu Svamis, jisai Indijoje, aš kai buvau pirmą kartą, buvau stipriai nukentėjęs nuo šeimos, pas manęs tokia buvo meditacija labai nekokia. Ir jis pasakė, vyrai gerai, tai yra Prabhu gerai, Matažis yra gerai. Kai jie eina kartu, jau yra problema. Jis pasakė, tai yra Prabhupada žodžiai. Bet jis pasakė, o ką daryti tom sielom, kurios turi pasiekti realizacijom, reikia gimti. Reiškia reikalinga motina. Ir jeigu, kaip sakant, gimdyti vaikus tam, kad juos auginti ir duoti jiems dvasinės žinias, tai yra atsidavimas Dievui. Tai nėra šito materialaus pasaulio. Visa tai, ką mes turim, mums taip nepriklauso. Čia viskas sukurta Dievą ir viskas Dievui priklauso. Mes netgi atsižadėti nieką negalim, nes mums niekas nepriklauso. Mes vienintelį dalyką atsižadėti, kad dėl savęs gyventi, o tą mes turim atsižadėti, o gyventi dėl kitų ir dėl Krišnos, o tą mes turim priimti. Suranda? Vienintelis atsižadėjimas negyventi dėl savęs. Nes aš gyvenu dėl savęs. Ką žmona galvoja, kai vyras miršta? Kas manim pasirūpins? Ko jie verkia? Verkia vyrą. Dėl ko? Dėl savęs, kad kas ją pasirūpins. O vyras verkia žmonos dėl ko? Jinai tokia gera buvo, jinai ten pietus gamino, tą darė, dabar jos nėra. Aš turėjau su ją tokius pasitenkinimus, o dabar jų nėra. Dėl ko jis verkia? Dėl žmonos? Ne. Jis verkia dėl savęs, dėl savo jausmų, kurių jis dabar negali patenkinti. Subtilių ar grubių, nesvarbu, bet jis verkia tik dėl savęs. Todėl šitam materialiam pasauliu visi mes tik gyvenam dėl savęs, kur mes gyvenam materialiam pasauliu. Bet mes galim gyventi materialiam pasauliu, bet negyventi materialiam pasauliu, kada mes gyvensime dėl kitų ir dėl Krišnos. Kada mes gyvensime dėl Krišnos, mes gimdysime vaikus ir ugdysime jų Krišnos sąmonę, tų sielų, kurios ateina pas mus. Tai mūsų gyvenimas bus šventas iš tikrųjų. Ir tai nieko nesiskirs, ar brahmačeris ir brahmačerinė gyvena šventykloj, ar grikaska gyvena namuose. Nieko nesiskiria. Yra daug labai pavyzdžių, kada šeimos žmonės, jie, kaip sakant, buvo tyri Dievą atsidavę. Va. Jie viską atiduodavo Krišnai. O brahmačerį jie net dėl kaupyną susipešdavo. Nes jie buvo prisiryžę, čia mano, čia tavo. Suprantat? Mūsų, iš tikrųjų, svarbiausia yra mūsų emocija. Ne veiksmas, bet mūsų emocija. Su kokia emocija mes tai padarom, su kokiu motyvu mes tai darom. Galima paklausti, sumatyt. Daleska, mes sužinom, turim, laiką dar, trumpas. Mes sužinom, mes neturim savanaudiškai daryti. Mes turim dėl kitų daryti, tada bus viskas gerai. Bet suprantat, mes pradedam tą daryti, liktai, kitiems, dėl kitų liktai. Bet daram tai dėl to, kad mums būtų gerai. Ir iš tikrųjų vis tiek subtilus kažkoks tai
savanaudiškumas. Čia labai geras klausimas. Čia kada mes darom kitų, bet ne dėl Krišnos. Yra daug labdaros organizacijų, yra daug žmonių, kurie aukoja, yra daug labai gerų žmonių, dorybingų žmonių, dorybės lygiai, tokių yra žmonių. Ir man teko ten daug girdėti ir viską, bet jie nedaro dėl Krišnos, už tai jie daro netgi tą labdarą, kad paskui jie patys tenkintų. Ir jie gelbė iš tikrųjų ne sielą, bet jie gelbė kūną. tą mašiną gelbė. Kito žmogaus mašiną, nes jie daugiau nemato. Arba jie gelbė jo subtilų kūną, bet jie sielas nemato. Kol mes nematom Krišnos esmės, kol mes nedarom dėl Krišnos nieko, viskas tai yra nulis. Netgi jeigu mes esam turybingi, labdaringi ir tuo didžiuojamės, tai tuo labiau mūsų egoizmas auga. Esmė yra, jeigu mes darom mažai, bet dėl Krišnos, bet dar daug savo pasilieka. Yra daug geriau, negu kad mes daug darom, bet ne dėl Krišnos. Suprantat? Prabhupada už tai sakė, pagrindinis įstatymas yra ne tie savybės, ne pakantumas, ne savitvarda, ne skitiškumas, o visada galvoti apie Krišną ir niekada jo neužmiršti. Pagrindinis įstatymas yra visada galvok apie Krišną ir niekada jo nepamiršk. Visais savo gyvenimą sekundėm. O tu galvot gali ir dirbdams, ir materialų darbą ten kažką darydams, ir namų ruošą darydams. Tu visada gali galvoti apie Dievą. Galvoti apie Dievą tau nieks negali uždrausti. Ir tai yra atsidavimas Dievui. Tai yra tarnystė Dievui. Bet tu gali grubiai daryti pūdžas prieš altorių, bet galvoti apie jausminį pasitenkinimą. Tai nebus pūdža. Tai bus jausminis pasitenkinimas. Suprantat? Kažkaip tie brahmanai, jie atlieka apeigas labai gerai, bet jie nėra atsidavę. Jie dorybingi. Jie dorybė, kaip sakant. Brahmanas, jisai dorybė, jisai šviečia žmonės. Filosofai, mokslininkai, mokytojai. Jie šviečia žmonės, jie kaip sakant, moko kitus. Bet jeigu nėra pas juos atsidavimą, širdis tuščia, jis nulis. Jis nei savo nepadeda. Ir tai tuo pačiu nei tai auditorijai nepadeda. Suprantat, kurią jis moko. Bet tasai šuniedis, šaltkalvis, ten su dildė, šlipuoja, kaip sakant, metalą. Bet jis, kada sutinka kito žmogų, jis jam papasakoja trumpai apie Krišną. Visada atsimink Krišną ir niekada jo nepamiršk. Tai tau padės. Atsimink Dievą. Jis tau gali padėti gyvenime. Jis yra vertingesnis. Todėl, kad žmogui priminė, kad yra Dievas. Suprantat? Visas kitas etiketės jos prieš Krišną, jos neturi jokios prasmės. Mes čia galim prisiklijuoti daug medalių. Žinot, kaip tarybiniais metais ordinus klijuodavo. Nebeužtekdavo krūtinės dar. Lentutę dar ant tos lentutės sudėdavo. Tai buvo mada. Buvo, mes juokėmės, bet tai buvo realu. Aš pats užaugau, pats, kaip sakant, tais laikais. Žinau tos visus. Atrodo, kaip sakant, kaip sapnas. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki